Taip, o dinaminiai komponentai, tai čia turbūt geriausias pavyzdys tiesiog jeigu suprojektuojate virtuvės komplektą, virtuvėje yra spintelių ir tas dinaminis komponentas gali būti viena spintelė, kur jūs užduodate prieš tai, jog, pavyzdžiui, vieną kartą su pelyte paspaudus ant tos spintelės, vieną kartą paspaudžiat ir ta spintelė jums tiesiog atsiveria. 45 laipsnių ir 60 laipsnių, čia kaip jau nurodot. Ir tas komponentas tiesiog pats pajuda. Tada galima matyti spintelės vidų. Ir realiai šitas dinaminis labiausiai naudojamas interjero dizainerių, kai jie jau nueina pas klientą, jau pristatinėja projektą ir tiesiog kiekvieną baldą rodo, kas viduj. Ne, tai ten nereikia jokių Animuoja. durelių nuiminėti, tiesiog vienas klikas ir jinai atsidaro labai gražiai. Tai vat, toks skirtumas, ne, dinaminiai judantis modeliai, o live, tie gyvieji, tai jie yra tiesiog parametrais keičiami, tik tai skaičiais, o ne modeliuojant. Tai jau toks pagrindinis skirtumas.